ką, labas rytas, jeigu galim tai pavadinti. Tai pamiegojau truputį, dabar kvaičiuosi. Kažkas iš aplinkinių stovyklų surėkė good morning ir viskas šakas prabudau ir nebegaliu užmygti, žodžiu. Dar neįpratęs sistemos neįsivėdęs, nieko nerandu kur kas palapiniai. Tai, žodžiu, bet įdomi naktis tokia buvo. Žodžiu, naktį prasibundi į tualetą ir šviesu kaip diena, tai negaliu užmygti niekaip. Vėl po to. Tai tokios įdomios patirtis. Kur čia mano tai yra? Tai žodžiu, tokia įdomi naktelė, atrodo kažkas šūkolė aplinka ir panašiai, tai bet nieko atsikėliau, fainai čia internetas yra, manau biškai apsikuisti, vakare prisišildė vandens, tai turėjau palapinį viskas susikišęs į save, vandenuką, reikia daug gerti vandens, nes po biškai kylame viršų. Dabar laikrodukas rodo kažkas 2 km 300, jeigu gerai, čia Garminas rodo, tai vakare pasisėdėjom tai bendroj palapinį, kurią pasistatėm. Žodžiu, ir taip, sakyčiau, fainai. Pasišildė vandens, persikaitėm. Pasirašėm, prisikruvom pilnas 2 raugės sniego iš toliau nuo stovyklos. Nuvažiavom. Jas atsitimpėm čia, kad reikėtų kas kartą tystis. Ir dabar dedam sniegą puodus, strirbdėm rytui. Tai va arbatos pasidarys, įsipilsiu paduką. Žodžiu, ir reiks eit vėl, kuistis kažką daryti pusryčius. Taip, nieks nieko už tave nedarys šitoje kelionėje. Tai bus visai įdomu, nebus to tokio pagalbos, sakykim, tai fainai bus viską patiems daryti. Beje, dar vakar irgi tokių įdomių, iš tikrųjų, arbatytės skanių obuolių su cinamonu. Tai vakar tokių įdomių dalykų, ko nežinau, iš tikrųjų skrisdamas sužinau, tai kai nusileidom ant Union Glacier, po to skrydam su to mažu lėktuvėlį, truputėlį mūsų tas vyrukas, kuris mūsų lydės, gydas tas vadinamas, Benis, truputėlį tokių įdomių faktų papasakoja, kad Antarktida, žodžiu, yra realiai, ten, šiek tiek apsikuičiu, dušą šlapiamis servetėlėmis ir panašiai, pasitepiu kremukais, išgeriu vitaminus, C vitaminą, amino rūgštis, šiokias tokias. Tai va, tai dar labai irgi beje, fainas buvo vakar nutikimas, dar patėlį prisiminiau, buvom bazinėj stovyklai ir sutikom tokį Nimsdai Purje, kaip jis tarės tiksliai, bet Nimsų vadina visi alpinistų pasaulyje. Tokia labai charizmatiška asmenybė. Iš tikrųjų, aš kai pradėjau prieš 6 metus pagavau tą kalnų lygą, tai kaip tik, man atrodo, po kokių metų ar pusantrų jisai išleido filmą 14 Peaks per Netflixą ir pagerino pasaulio rekordą kopiant su degonima, aišku, papildomu, ne taip kaip Mesneris, kopiant į visas 14 pasaulio viršukalnių. Tai kopė beros per 3 mėnesius ir kažkaip bijau dar sumeluoti, nebeatsimenu, bet žinau, kad tikrai pagerino pasaulio rekordą ir nuo to laiko užsikūrė tokį versliuką, turi savo agentūrą, veda klientus visas aukščiausias pasaulio viršūnės. Tai yra įkopęs, atsimenu, irgi stebėjau labai į K2, pirmasis lipimas į K2 žiemą. Ir lipa į K2 žiemą be degonės, čia yra kosmosas iš viso, tai žodžiu, reikėtas bičas, visi iš tikrųjų kažkaip labai skeptiškai apie jį šnekėjo, kad labai pasikėlė, susireikšmės ir panašiai, bet kažkaip mes priėjom, pabendravom, tikrai malonus bičiulis buvo, aišku, labai žemą ūgį, man gal iki čia iš tikrųjų, bet nepaliečia, bet atrodo toks tvirtas, jis buvęs ten gurka, spec pajėgose tarnavęs, žodžiu, stiprus vyras, tai teko pabendrauti, jisai maloniai bendrauja ir pasiūlė man kartu su Nerijum kitais metais kopti į K2, bet pasakiau, kad žmona neleidžia, kad per pavojinga, bet, žodžiu, pasakėm, kad pamastysim. Tai žodžiu, ir dar vakar iš tikrųjų irgi labai nustebino mane
apie mūsų komandos narius, tai vat, kaip minėjom, yra vienas Podar vyrukas, toks smulkutis ir mes kažkaip sunėrim taip skeptiškai žiūrėjom, jie atrodė daug šneka, daug pliurpia ir, žinot, dažniausiai tokie žmonės, kur daug šneka, mažai daro ir tiesiog kartais neatspindi žodžiai darbų, ne? O tas vyrukas, kuris toksai kareivis, sakykime, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš tikrųjų save pristato kareivių, iš tikrųjų rezervo karininkas kažkoks ten yra. Tai, bet sportiškas, labai tvirtas, atrodo ir panašiai, ir atrodė toks rimtas, o pasirodė visiškai priešingai. Iš principo tas smulkus indas iš Londono, tai toks iniciatyvus, realiai iš principo pradėjo čia einam darom, nes mūsų gydas kažkur išėjo dėl organizacinių reikalų. Mes ten su nėrim sniegam kasam, jisai užkūrė ugnį, ten mes dedam puodą vandenis, tai ten prižiūri tą, pumpuoja kūrą, nu žodžiu, tikrai labai toks iniciatyvus, fainas. Praėjęs specialius mokymus, gal patirties turi kažkiek mažiau negu mes, bet kalnuose patirties. Jisai nesulipęs, nes 2 kartus į Denalį lipo, nepasisekė, jam ten Everesto nėra įlipęs, Karsteno nėra įlipęs, bet irgi daro tą projektą Seven Summits. Tai tos patirties turi, bet toks labai matos atsidavęs kalnam, užsitegęs kalnų istoriją ir tikrai super pasirodė, labai mane nustebino. O priešingai tas vyrukas, kuris iš Jungtinės Amerikos valstijų, galvoju, čia kariškis, viską moka, tvirtas, stiprus, stovi, žiūri rankos kišenėse, palapinę pirmą kartą stato gyvenime, visą laiką, kur keliavo į kalnus, yra įkopęs Everestą, viską jam darydavo. Denalį, aišku, tų kalnų kitokių, kur savarankiškai dirbtis neturėsi, pirma patirtis, kur reikia pačiam viską daryti, tai stovi akis didelis, nežino, nei kaip ugnį užkurti, nei kaip sniegą kasti, nei ką daryti, viską jam reikia pasakyti. Bet manau, žmogus įsivažiuos, iš tikrųjų, nereikia nurašyti, žinot, tai visi mes turėjom tų pirmų kartų, kurios išmokom, kaip kitaip išmoksi, jeigu nedalyvaudamas ir nekeliaudamas. Tai pažiūrėsime porą dienų, kaip mes darom, po to darys pats. Tai tokios tos įžvalgos. O dabar ką, arbatėlė, dar kažkaip nesinori lysti. Bet, sakau, reikės jau skrandis burzgė, tai reikia lysti darytis maistą. Tai va. Dabar, irgi čia mėgmašiukas toks yra kilimėlis, kurį prisiputi. O pačioj dar kilimėlis, kad nebūtų šalta, nes čia grinai sniegas. Vakar išsikasėm tą duobę. Tai turiu mėgmašį -40, kurį Everestą prateliuojau. Viską apsistatęs, guliniam čia dar kai ko dar neiši kompresinės šitie šilti daiktai, kur viršų. Paduškytę pripučiamą, prisiputi, faina. Ir tada, kai lendi mėgmašį, gali pasidėti pagalbą ir labai yra patogu mėgoti. Tai va viską susikučiu, lakinukai, kaip visada vaikučių mano palidovas, kad saugotų mane. Tai va toks tas kuitalas, iškai atrodo viskas jovalas, bet šiandien darysim tą daiktų pakavimą ir viskas stos į savo vėžes. Įrangos patikra. Nėris sėdi, kaip ponas nieko nedaro. Pasakyk, ką nors. Nėris kaip ponas jau viską padarė. Parodyk, kaip reikės karytę užsidėti. O kepurę pasidarom. Tai žodžiu turim, kas ant diržo. Turim lietsargį. Jeigu netyčia, reiktų kažkokią totampą pasidaryti, kur nors stačioj vietoj. Čia turim nusileidimo įrenginį, mažaką. Tada turim šitągi, čia toks painiava biškėlė dabar atrodo, bet iš principo žmaras, ryštas prie esmens. Šitas eina čia prie tą skylutę, kai čia virvė praeina. Žodžiu, viskas ok. Mano suruošta. Dar pasidarėm tokių virvučių rogiams prisirišti. Tai trečiasnis karabinas, taip. Benis daro virvės papildomas, kažkas kažko neturi, jeigu. Tai va tokia ta mūsų buitis. Ruošiamės rytoj išeiti į pirmą stovyklą. Tai pasikalkysim rogę, susidėsim maistą visą ir bandysim eiti ryšyje. Tai biškėlį tikrinam įrangą, dar taškus ant įdėliojamės. Dar neįdomu, ką mes nešimės, aš dar kažkaip tai nebuvo to. Aš suprantu, kad mes jau čia nebegrįšim iki pat nusileidimo. Ne? Aš tik nežinau. Benny, should we tomorrow pack our tents down? Yeah. And leave like we just come? Yeah. No, they're gonna go in here. Go in this, yeah. Yeah, everything will be inside. Okay, and the first camp tents will be over there, cached, yeah. Yeah. So we don't need to put our tents on the sledges. No. Okay. Just to build. Just to build the tent.
Yeah, just when we get there, we set it up. Yeah. Okay. But Garrett left this has never happened to me. This is the first time ever. We have one of these domes, the smaller one, at Low Camp, and Garrett left it set up. So that's about 2 hours of work that we don't have to do. Perfect. So when we get there, you just have to start setting up your personal tent. Tent and that's it, yeah. And you guys will share, so you just have to set up 2 tents. On the first camp, will we... two in one. You don't have to. I think there's enough tents that you don't have to, but it's much, much warmer. Okay. Yeah. And faster. Yeah, and fast. And when we go to the second camp, easier to pack. They say we will left our tent there in the first camp, or also unpack? You never have to carry tent. Yeah, but we must unpack again? Yeah, we pack it back up. Because of the wind, yeah? Yeah. Clear. And that time we will pack up the dome tent. Okay. In the last camp? In the next camp. Low camp. There's low camp, high camp. Okay. So at low camp, the dome is currently set up, but when we go to high camp, we have to pack it. Okay. And leave it there. Yeah. Okay. And we will bring the warmest down jacket. Yeah, biggest jackets. It's not necessary to bring such. No. I think tomorrow I will go like with light, puffy. Yeah. Because when you like this. Yeah, because when you going, it's not. It will be. You have to have your. Yeah, in the backpack end. Yeah. Okay. But yeah, I go pretty light. Because it's become warmer. This morning was quite warm. Yeah. And when we're pulling the sled, we get really warm. Yeah. It's really easy to sweat. And when it's too warm, it's also not good, no? One person in our team, well, I don't know who yet, but every trip, at least one person has to stop because they're pouring in sweat. And then we have to... That's me. Okay. I'm sweating all the time now. For me, all the time is hot, you know? I'll be the one. Pasitikrinam įrangą visą. Žumarus ten visus. Ką reikia. Kažką palikam, kažką prisiraišėm, susitvarkėm. Biški vėjukas pakylo, tai iškart šaltis, taip kalė saulė už debesų pasislėpė, tai jau į tualetą dabar, tai taip su džemperiu, tai labai stipriai jaučiasi, tai žodžiu, taip susiplanavom, planas tada rytoj eiti tikriausiai į pirmą stovyklą, tempsim rogės, žodžiu, sakė, sukraus papildomai mums maisto viso, ką ten reikia gėrio aukštyn, kaip visada. Nu, kadangi jūs nerijum labai didelį, tai jūs galite daugiau panešti, tai reiks padėti tiem, kurie silpnesni, mažesni, smulkesni, nes jiems sunkiau nešti. Tai pažvengiam, sakom, tai tada mes ir valgysim daugiau už visus. Na, bet čia jau mūsų įprasta visada taip, jau nebestebina, tai negi sunku patemti. Tai. Patimsim tas rogės sunkesnės, sunkesnės panešim. Tai va, bet visą dieną tai dabar taip susitinkam, pavalgam, kažką vandenį pasišildom, pasikučiam palapinį, pasitikrinam įrangą, apsitarėm, kur eisim, ką darysim. Sakė, gali būti labai šalta rytoj, tai reikės apsimastyti, ką dėtis, tai vakarė reikės biškėlį arba rytoj iš ryto jau taip sustrateguoti, kur kokius daiktus susidėti. Ir tiek, žinau, dabar truputėlį gal powernapą, pavalgiau, pagulėti. Pasišilti palapiniai. Faina, čia yra Starlinkas, gali telefoną paskrolinti, rytoj jau nebeturėsim tikriausiai internetą, nors tas bičiulis iš Indijos Podaras turi irgi likti Starlinką, tai gal sakė nešim, tai reiks tikriausiai patiems ir užtemti. Nes jis toks smulkesnis vyrukas, pusė mūsų, tai teks mums padėti draugiškai visiems patysti tą svorį, nes jiems tiek procentaliai sunkiau, kaip pats sveri 60, dar sveri temti tiek pat svorio, tai mes kaip po 100 sveriam, tai po 90 kelis, tai mums biškėlį lengviau, tai pasidėsim vieni kitiem. Na, taip ir keliausim į viršų po truputėlį. Po truputį žiūrėsim, kaip ten gausis. Faina tas, kad, nežinau ar faina, bet čia toks man visai patinka, tai išeidami turėsim susirinkti palapinę, ją užkasim, įsmeigsim vėliavėlę, lypsim į kitą stovyklą, ten yra paliktos užkastos palapinės, jas išsitrauksim, vėl išsipakuosim, pasistatysim, įsirengsim vėl virtuvę, vėl išvažiuosim iš tos palapinės, vėl taip pat viską supakuosim atgal ir taip visada viską tampysimės. Nėra taip, kad pasistatai palapinę, palieki vienoj stovyklai, nueini kitą, žodžiu, čia ne taip kaip Everestas ar kiti komerciniai kalnai, kur ten tavo ateina pastato. Tai labai įdomu, tai biškis svarbiausia nagų nenušalti darant, bet tai suteikia šarmą. Žodžiu, vėjas pakyla ir šiluma baigėsi.
A ne? Šaltoka jau daras. Nu, aš galvoju palapinę nugriaus. Va taip kraunamės. Čia yra powerbankas, čia yra saulės panelė. Pasižiūriu maždaug, kur saulė, dabar aišku nėra už debesų, bet vis tiek biškėlina šviesos kraunas. Ir va taip kraunamės įrenginius. Tai aš ten ir pasakau, bet ta saulė irgi, žinai, sukasi aplink ratu, va, kažkas turi didesnę, matas. Nėris irgi su kažkokiais devaisais vaikštai, ne? Šiandien dabar su oru jau nekaip. Bet iki ryto, tai kai saulutė švietė, tai gerai, bet dabar jau Pašilta visai buvo. vėjas, kai pakilo vienu momentu, biškis nustelės buvau, tai toks jausmas, kad tu palapinę nugriaus. Aš išbėgau net savo vėliavą, nors taksiukas gilumą. Jo, tai rytoj bus dar šalčiau. Ai, kaip šalta. Kaip tu eisi apsirengęs? Aš tai eisiu apsirengęs plonas termokelnes apačioj. Tada trekingo plonas kelnes. Ploniausias tas dėsis. Aš įsidėsiu, jeigu ką, tas tokias kelnytės, tokias kažkokias pusiau pūkinės, bet iš jų nesidės, nes bus karšta, kai eisim. Ir tada ploniausia terma, plona džemperį ir šturminė striukė. Ir įsidėsiu tavo tokį minkštą striukytę, jeigu kažką netyčia sustoti kažkur, viską. Aš galvoju, kad įsidėsiu termokelnes ir ant viršaus šturminės kelnes, tas Gore-Tex. Jas atsisega iki pat galo. Aš šturminį matai neįsidėjau, aš tik tai turiu tą soft shell, tokias irgi storesnės. Bet ant jų neužsidėsiu pūkinių, jeigu bus labai kažkokia ekstra. Tai va, aš pasimsiu pūkinės ekstra, jeigu reikia, žinai, tai tos lengvos yra ir viskas. Nu, tos ant viršaus tokias pokšt, o daugiau tai ką, visada vis tiek šilta būna, 2 pirštinės, 3, kepurė šilčiausia, bafų krūva ir viso, bet manau, kad... Žiūrėk, prieš valandą, dar prieš 2 valandas buvo karšta. Nu. Dabar vos sustovi, rankas šalo. Ja, tai aš irgi va, rankas kišenėse. Tai ar čia taip, žinai, pasitikėti tuo, kad tas oras gali pasikeisti labai taip greitai? Nu, jis ir sakė, kad keičiasi, saulė pasislėpia, per 5 minutės gali minus 20 laipsnių pasikeisti. Kas buvo atskridęs? Nežinau, bent negirdėjau, bet galbūt. To nebuvo krovinių. Tai va, tai koks čia dabar mūsų planas, pavalgysime vakarienę, ne? Sakė, už 20 minučių maždaug ateiti. Aha. Padėsim, pasigaminsim vakarienę, suruošiam vandenį, dar lengvas aptarimas ir einam miegoti ir ilsėtis, nes rytoj vis tiek reikės atsikėlusių pradėti daiktus dėlioti. Na tai jo, tai žodžiu, rytoj maždaug bus, spėju, kokias, šiandien sakė 7-8 valandas ėjimo, ne? Jo. O čia kažkaip aš užsidėjus. Tai va, tai gerai, tai reikės anksti atsikėlį susidėti, rogės pasikinkyti ir žodžiu, vaisiam. Reiks išsipakuoti šitas visas palapinės susirinkti nuo ryto, tai žinau, rytoj tokia bus, manau, įtempta diena. Varsim rytoj, viskas. Jo. Bet ir gerai, biški veiksmas šiandien toks įstūmimas iš kairės į dešinę, tai toks... Pingvinai dabar vaikščiojom, dabar pradėsim jau... Jo. Tai. Bet dabar jau jaučiasi šaltukas, jų pirštinės tokias plonos per plonai, jau taip jaučiasi, kad pastovi, jeigu tai pastovėti reikėtų. Nagai šala. Einu, įlysiu, apsirinksiu. Tai susitinkam vakarienės, ne? Davai. Tu galvos neplausi? Gersim šį, kad... Darysiu kaip Aurimas, neplausiu galvos mėnesį. Pasima tai plaukai ilgesni, jam geriau. Visai gerą idėją užvedė, tai aš laikysiuosi, nes iš tikrųjų tingiu plauksiu. Pas mus buvo balansas, Aurimas neplovė galvos, mes neskutam barzdos. Jeigu nei to nedarysiu. Bet pasidarysiu arbatos. Pas mane nelabai tų plaukų ir auga, praplikti baigiant. Nėra problemos. Nėra plaukų, nėra problemų. Va, rogės vietoj su sniegu tirpdam. Kur mano visi puodukas? Komandos draugai tiesiog lindė į telefonus, kadangi yra internetas, šyva šiukšlių maišas. Sėdim. Mūsų gidas miega tiesiog šitoj palapinėj čia ant žemės. Gavom, tokius parodyk, tos ką gavom maišus, nėriau čia, jeigu gali. Trauk, biškį papasakok trumpai. Bet reikia čia išpakuoti. Nu tai nepakok dabar, nes pamėsi, bet iš principo gal biškį gali pasakyti, kas čia per sutverimas. Galite iš vaizdo maždaug įsivaizduoti, kas tai yra. Kadangi Antarktida skaitosi švariausias žemynas, iš tikrųjų, ką matom, taip ir yra, tai čia negalim palikti jokių savo atliekų, jokių, net ir tų, kurios paprastai turi likti. Tai gauna maišus, čia yra išmatų maišeliai.
yra du maišai, vienas toksai išorinis skaitosi, o kitas vidinis maišas. Tai iš to išorinio maišo įsiėmė vidinį maišą, jisai yra didelis gana. Ir didžiausias darbas Antarktidoje yra jį pataikyti, dėl to, kad čia labai pučia vėjai. Tai, žodžiu, rodė technika tokia, kad tu pasiėmi tą maišą, tokia šiukšlių maišas. Prisidedi, tūpteli ir tikiesi, kad vėjas nepradės pūsti. Ir purpteli. Ir pataikai, tada susiemi jį, nesuriši, suvynioji, įdedi į tą išorinį maišą, antrą maišą ir kažkur tais pasidedi saugiai ne po galvą. Į kišenę. Sakė, svarbiausia, nepadėti palapiniokui po galvą, nors šiaip šilta būtų iš pradžių. Ir jisai paskui užšąla ir kadangi tų maišų gavome labai nedaug, tai vėl tą patį naudoji. Tai imi tą patį, atsidarai saugiai ir vėl atlieki tą pačią rutiną. Jo, ten principą dar sakė, tarp to maišo dydžio yra kažkokias kaip absorbuojančios medžiagas, kur naikina šiek tiek kvapą, kažkokia miltelė, ne kažkokia taip. Viduje yra tie sausinantis milteliai, tualetinis popierius ir šlapios servetėlės. Jo, tai žodžiu, nes jeigu nebūtų to absorbento, tai kažkokia absorbuojančios medžiagos, tai spėjai, kad antrą kartą nuėjęs tą patį daryti, truputį lengva instrukcija. Gali apsvaigti nuo kvapo ir prarasti sąmonę. Bet jie yra pagaminti specialiai, reikia turėti omeny šitie maišeliai. Ja, tai čia apgalvota viskas. Tai, kaip sakoma, viskas yra įvertinta. Benny, can we take a look what I'm preparing? Oh shit. Yeah. Oh we my got, God. French fries with veggies and cheese. And then we're going to have bacon cheeseburgers. Okay. It's like Michelin. Yep. That's right. 5 stars. Welcome to Colorado, everybody. Awesome. Burgeriai. That's right. Very nice. Daug tašių su maistą, viską rytoj tysim aukštyn. Kuo daugiau šiandien suvalgysim, to mažiau rytoj reikės nešti su savim. Nes mums sakė, kad mes turėsim daugiau tempti rytoj negu žmonės, kurie yra truputėlį kudesni negu mes. Tai mes, kadangi stabesni, tai mes sakėm, užtempsim matį šunis, bet ir pavalgysim daugiau. Jo, mes daugiau gausim valgyti, nes mums reikia valgyti. Tai va, tai žodžiu, tai va, leidžiam vakarus. Tuoj bus pokalbis per rytojus, kada išeinam, kaip ką, pavakarieniausim, čilinam. Nu. No. Valgama tokį reikalą. Su tokiu maistu gali toli keliauti. Taip. Padengiam viską kečupu. Pokšt. Tada uždedam bulką. Tada šonę. Tada biškį salsą. Ir kad neištiekšt, truputį tabaskiuką. Kad iš šitą tualetą būtų gerai vaikti. Nuo aštraus reikalą. Kad greičiau bėgtum. Kad greičiau bėgčiau iki tulika. Viską užuožiam. Daržovių nėra, bet bus gerai taip. Opa. Ir įsidužiam. Nu ką, kaip ir diena į pabaigą. Be 15. 10 rodo. Atsibodo vaikščioti pas tą stovyklą, nėra ką veikti. Vėjas didelis. Tai grožio procedūros, kremai nuo veido. Nušalusios odos, gal taip pasakykim. Kad vėlgi būtų geriau nesvajota baisiai. Šiandien niekur daug neėjom, bet iš principo vis tiek vaikštai. Nuo palapinės iki tos palapinės, kur maitinam, tai saulės bateriją pasidedam lauke, tai iki tualetą. Ir vėjas nuo pietų, šitą tai pusę velnio, oras buvo, vėjas nuo pietų pasikeitė taip stipriai, kad vienu momentu buvo tokia power nap, pietų mėgelė užmygęs 20 minučių, tai atrodė, kad palapinė nuvers. Tai jo, tai apsitarėm rytoj apie 11-12 išeinam iš stovyklos. Šiandien yra jau gruodžio 8. Tai va, tai rytoj planas tada gruodžio 9 pasiekti Low Camp, tą pirmąją stovyklą žemutinę. Jos aukštis bus apie, dabar neatsimenu, bet man atrodo kažkas
apie 3 biškį, ne, gal meluoju. Telefoną nežinau, kur padėjau. Ir va, tai pasakysiu. Čia kažkur nusifotkinau davė tokį kaip ir planą mum. Tai 2780 metrų. Na tai realiai 600 metrų vertikalių rytoj sukilsim. Tempsim rogės. Viską susikrausim. Tai tiek tokia diena apie nieką, sakyčiau. Savijauta gera, fiziškai gerai jaučiuosi, tik jau noris veiksmo kažkur, tas stumdymasis pirmyn atgal, tas visas kelionės, kol atvažiavom. Aišku, buvo vakar tai labai tokia įdomi diena, nes tie pirmieji įspūdžiai šiandien toks vėl, tas man sėdėjimas palapiniai nefaina. Jau, kad vakar viską įsirengėm, čia palapinės pasistatėm, to veiksmo buvo, kasėm, ruošiamės, o šiandien kažkaip taip tas toks valgyti pasigaminimas, ta buitis prasidėjo ir nėra ką veikti iš principo, nes visi sulindė palapinės, nešalta. Tas telefonas skrolina kažkiek, kiek to internetą pagauna ir tokia ir gaunas toks dienos stumimas. Tai guli, atrodo, ir noris to veiksmo. Tai kad savijauta tikrai gera, palapinė gan šilta, miegmaišis šiltas, viskas okei, tai nesušaliau. Tik va, kai reikia išeiti gamtinių reikalų, tai jau darosi nemalonu, nes iš tikrųjų pučia vėjas, tai štikštus jausmas toksai, dvigubai šalčiau atrodo. Tai dabar dantų valymas, higienos procedūros ir bandysiu gulti miegoti, nes čia vis tiek nesutems, tai akių raištį užsidėsiu ir bandysiu pasnausti, ir to atsikelti šitą, susipakuoti daiktus visus, susidėti ką vežti, ką palikti galbūt kažką. Tai gal dar pasidėti pasikrauti powerbankus ir bandom ryšyje visi eiti link tos pirmos stovyklos. Tai va, tai žiūrėsim, kaip komandos nariams seksis. Nežinau, manau, gal viskas bus gerai, neturėtų būti labai čia dabar rytoj tos statinga diena, tiesiog 6-7 valandas ėjimo kažkur į kalną. Svarbiausia, kad oras geras būtų, jeigu subjurs, tai eisim kitą dieną. Tai o po to sekančią dieną, jau kai jau lipsim į aukštesnę tą stovyklą, jau tą šturminę, tai ten sakė, bus ir stataus lipimo, ir tokį biškelį fiksuotų virvių, ir jau biškį įdomiau, ir labai stipriai, sakė, keisti šaltis. Čia, dabar sako, jeigu biškį šalta, tai rytoj bus dvigubai šalčiau. Tai nusiteikęs taip, kad bus labai šalta. Aišku, reikia nusiteikti, kad ir bus sunku. Negalim taip sakyti, kad bus čia viskas easy. Tai va, tai bandysiu snauduriuoti, jeigu dantų valyti. Tai tokia ta diena, praktiškai tokia, nežinau, turistavimas, sėdėjimas palapinėje ir nieko neveikimas. Nu, žodžiu, rytoj turėtų būti tas lipimas aukštyn, tai galvoju, ką čia užsidėti, apsirengti. Ir tai labai rekomenduoju, kad visiškai būtų uždengtas veidas, nes jeigu nors vieną tarpą paliksiu, tai nušals kažkur iškart, tai žinai, žiūrėsim, aišku, kaip tos oras, gal saulė šviesta, bet akrimai nepadės. Tai toks planas, kad, žodžiu, darau kažką tokio, kad deduosi buffą šitaip kažkaip tada deduosi antrą buffą. Šitas biškai, kad o taip burna dengta. Tada kepurė. Tada tikriausiai išsidėsim tokį daiktą, čia gerą davė nosies uždangalas, toks iš apačios toks daiktas. Žodžiu, užsidedama šitaip į šitokią virvutę pasidarėm. Ir nosies apačia, kad apsaugotų. Ir žandus, skruostikulis. Nes šakės gali nudėkti taip, kad bus po to liūdni popieriai. Na ką, tada kepurė, kad saulė nešviesta. Akinukas. Opa. Ir realiai pilnai uždengtas. Tai toks kaip ir naudojamas, kad visiškai užsimaturėjęs. Bet jeigu bus sunku kvėpuoti, tai tą buffą pasitrauksiu žemyn
Ir tada dar galvoju gal bandyti eksperimentuoti, kad šalto oro neprisikvėpuoti. Tai reiškia, žandai visi uždengti. Užsidėsiu tą R3, kur naudojau Evereste. Žiauriai geras dalykas, tokia kaukė speciali, kur turi tokią spiralę. Ir per tą spiralę tu trauki orą, jis biškai sušyla ir tai net mažesnė tikimybė sušalti plaučius. Tai užsidedu taip ant nosies. Burnos. Va, kažkas tokio. Ir turėčiau taip maždaug atrodyti kažkaip. Žodžiu, visur uždengta, nėra niekur plikos odos. Ir ką, vadysim maitį. Jeigu matys, kad nešaltas oras, tai gal tai R3 man nusimisiu. Tai va, tiesiog taip su buffu biškelį. Nes jeigu taip su buffu kvėpuoji, prisikvėpuoji čia, sudrėksta ta skarelė. Ir gaunas, kad rasuoja akiniai. Ir plius po to labai lūpas, ten pušlelinės visokias ir panašiai. Tai geriau, žinai, kad nesudrėktų, tai biškai taip pasidarysim ir užsidėsim tą R3. Nežinau, gal taip tada reikščiai, nosis kažkaip žiūrėti. Arba bent jau ant to pačios, o taip nosis, kad nedengtų. Ir žodžiu, ką, bandysim rytoj taip nenušalti su veidu bruožu, kad negrįšiu visas kaip sušalęs. Tai žodžiu taip.